Šiandien turėsime webinarą tema apie IT įrangos valdymą, tai labiau, sakykime, yra orientuojamas į darbo vietų valdymą ir jeigu konkrečiai kalbant, pristatysime sprendimą SL Online, kuris leidžia valdyti nutolusias darbo vietas ir aišku, šiek tiek palyginsime su kitų rinkoje esančių produktų, kiek jis gali būti, sakykime, patrauklus mum ir kokie būtų viso to privalumai. Ir aišku, po to, po pačių skaidrių, kurias, dabar matote ekrane, to pačiu turėsime ir trumpą demo, kad irgi supažindytume su funkcijomis, kurių jūs galėtumėt tikėtis, kurios, egzistuoja SL Online programiniai įrangai. Na kągi. Tai žinoma, norėčiau ir pristatyti visų pirmiausia, kadangi jau pasitikrinom, kad viskas veikia, viskas yra gerai. Tai aš esu Viktoras, esu Baltimax pardavimų inžinierius. Ir kaip ir minėjau, šiandieną kalbėsiu tema sėkmingai valdykite IT įrangą nuotoliu. Tai labiau, kaip ir minėjau, kalbama yra apie darbo vietų valdymą, kadangi tikrai, kuomet organizacija jau siekia tikrai, ne keli kompiuteriai, bet dešimtys ar šimtai jų, tai tikrai organizacijos naudoja nuotolinio valdymo programinę įrangą, kad visų pirmiausia taupytų laiko ir galėtų efektyviai padėti visiems esantiems darbuotojams. Tai kalbant apie SL Online, visų pirmiausia, žinoma, pats gamintojas, pats produktas yra tobulinimas, kūriamas Europos Sąjungoje, žinoma, egzistuoja taipogi ir daugybė partnerių, tarp kurių esame ir mes, kurie stengiasi irgi šį produktą pristatyti klientui ir perteikti geriausias to produkto funkcijas. Žinoma, kaip bebūtų nekeista, tai patį SL naudoja įvairiausio tipo IT specialistai, tiek, žinoma, dažniausiu atveju vidiniai pagalbai, tai yra teikti darbo vietų priežiūrą, padėti kolegoms, sakykime, įmonės darbuotojams, kuomet jiems to reikia. Tuo pačiu, žinoma, pats sprendimas dėl savo patrauklaus licenzijavimo jis yra pritaikytas naudoti ir, tarkim, aptarnaujant B2B, B2C, dirbant B2B, B2C sektoriuje, kuomet turime klientų ratą, mažesnį, didesnį, bet vis tiek yra galima dėl licenzijavimo. Aišku, apie tai dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau, ko tas licenzijavimas yra išskirtinis, bet tikrai yra galima naudoti sprendimą ne tik vidinės organizacijas, kompiuterių valdymai priežiūrai, bet ir išorinių renginių, sakykime, pavienių išorinių klientų priežiūrai arba pagalbai prisijungimui. Tai prisijungimo būdai irgi yra įvairūs. Iš principo mes galime įdėkti agentą, kuomet jungimasis prie darbo vietos yra reguliarus, kuomet tikrai reikia prisijungti, kad, sakykime, ar į dieną keletą kartų, arba tikrai savaitę bent jau keletą kartų prie tos darbo vietos ir atlikti kažkokius tai pakeitimus. Tai galima yra įdėkti tą darbo vietą agentą ir tiesiog matyti, turėti tą kompiuterį, įvaldyti savo kaip administratoriaus konsolį. Žinoma, jeigu prisijungimas yra vienkartinis, yra galima naudoti sesijos kodą arba dar paprasčiau išsireiškiant, tai yra sugeneruoti nuorodą, kurią mes pasidalinom su vartotoju ir tas vartotojas automatiškai parsiunčia kliento, jį paleidžia ir viskas. Ir jau pati programinė įranga atpažįsta, kokia yra operacinė sistema pas vartotoją ir automatiškai parsiunčia klientą ir inicijuoja tą nuotolinę sesiją. Tai žinoma, galbūt daugiau detalių bus atskleista, kuomet pereisime į demo prezentaciją, tai žinoma galėsite užduoti įvairiausių tipo klausimų ir pasitengsiu juos atsakyti. Viena iš pridėtinių verčių yra mobiliųjų įrenginių palaikymas. Tai iš principo yra galima matyti, žinoma, visų mobiliųjų įrenginių ekranus, tiek Android, tiek iOS operacinių sistemų, bet kalbant apie jau valdymą, tai yra galima išskirti tam tikrus gamintojus, kaip
Nokia, Samsung, LG, tai šių mobiliųjų telefonų, sakykim, valdymas, galima ne tik matyti ekraną, bet ir juos valdyti. Iš principo, pats, sakykime, prisijungimas prie mobilausios telefono yra patogus tuo, būtent tokiamis situacijomis, kuomet, tarkim, yra norima pamatyti, ką vartotojas galbūt mato per savo telefono kamerą, tuomet yra gali parodyti, koks yra, tarkim, sakykime, kažką tai tokio. Ir iš principo, pavyzdžiui, atsižvelgiant į Apple valdymą, tai mobiliai telefonai, jie nėra valdomi, yra galima tik stebėti jų ekraną, kadangi pats gamintojas iš principo niekam apskritai neleidžia valdyti jų mobiliųjų telefonų, yra galima tik stebėti jų mobilųjį ekraną. Pakalbėkime šiek tiek apie licenzijavimą. Tai licenzijavimo tipai yra įvairūs. Tai visų pirmiausia, aišku, mums visiems gerai pažįstamas SaaS tipo licenzija, tai yra debesijos pagrindu sukurtas servisas, tai yra cloudinė licenzija, dar kitaip išsireiškus, kuomet pats gamintojas yra atsakingas už visą servisą, veikimą, atnaujinimus ir panašiai, jūs tiesiog, sakykime, naudojate licenciją ir turite viską naujausios versijos. Tuo pačiu, kas yra susijęs su šia licenzija, tai yra minimalus pakeitimai, tai yra galima yra pridėti savo logotipą, šiek tiek pakoreguoti spalvas, kad ta programinė įranga, ta programa nuotoliniu prisijungimu jį būtų labiau personalizuota kiekvienos organizacijos poreikiams ir turėti tokį paruoštą sprendimą. Kitas licenzijavimo būdas yra self-hosted licenzija, kuomet yra galima turėti licenciją pas save, sakykime, įdėkti ją į savo organizacijos infrastruktūrą ir tai būti pilnai atsakingiem už visą duomenų kontrolę. Tai reiškia, jau pats ryšys, pati komunikacija nevyksta per gamintojo serverius, bet eina per jūsų paruoštą serverį ir tuomet ten yra saugoma visa žurnalinė informacija, visi logai, visa istorija ir apskritai visi duomenys, kurie yra susiję su nuotolinės prieigos, sakykime, istorija, failo apskaitimais, kiek laiko truko sesija, iš kur, į kur truko sesija ir panašiai. Ir žinoma, yra platesnis pritaikymas, tai iš personalizacijos pusės pačio produkto, tai jeigu yra norima turėti visiškai perdarytą programą pagal savo organizacijos poreikis, kuri jau, iš principo vadintųsi ne ASL online, bet, tarkim, įmonė A nuotolinės pagalbos, sakykim, programa, tai tą galima yra pasidaryti, pakeisti visiškai visas nuorodas, piktogramos, paveikslėlius, spalvas, visus pavadinimus yra galima pakoreguoti pagal save. Ir tuo pačiu egzistuoja trečias licenzijavimo būdas, kuomet, sakykime, klientai nori cloud licenzijos privalumų bei self-hosted, tai yra on-premise licenzijos funkcionalumo, tai tuomet yra galima įsigyti Managed Private Cloud, kuomet visą infrastruktūrą, visą, sakykime, licenzijos dalį valdo gamintojas, bet jūs turit visą, sakykime, self-hosted licencijos funkcionalumą, kas yra ir pilna to duomenų kontrolė, integracijos, personalizacija ir taip toliau. Tai yra dar, kaip minėjau, tokio tipo licencijos, kurios, sujungia mano anksčiau minėtas dvi vieną ir turima toks, sakykime, premium sprendimas organizacijos. Kokie būtų visų pirmiausia pagrindiniai pranašumai arba, sakykime, benefitai, kuriuos vertėtų pabrėžti iš pačio gamintojo pusės. Tai visų pirmiausia saugumas. Tai visus šios punktus mes peržvelgsim atskirai, bet, kaip ir minėjau, visų pirmiausia yra saugumas, toliau yra pagalba, kuomet, mums iškyla bėda ir yra reikalinga jau kontaktuoti su pačiu gamintoju. Toliau licencijavimas bei customizacija, apie kurią jau šiek tiek užsiminiau. Apie saugumą. Tai ekrane dabar matote kelią, kaip vyksta pačios sesijos inicijavimas. Tai reiškia, visų pirmiausia, kiekvienas iš operatorių turi savo individualią paskyrą,
su kuria jis prisijungia prie aplikacijos ir ten mato valdomų kompiuterių sąrašus arba gali sugeneruoti sesijos kodą, kurį gali perduoti klientui, su kuriuo nori atlikti tą nuotolinę sesiją. Tuo pačiu yra galima jungti ir 2 veiksnių autentifikaciją. Taip galbūt įsijungsiu pointerį, kad matytumėt. Yra galima jungti ir 2 veiksnių autentifikaciją, kuri leis apsaugoti kiekvieną asmeninę, sakykime, administratorius dėžutę tarkim, nuo silpnų slaptažodžių ir panašiai, kad bet kas negalėtų prieiti prie paskyros ir ją pasinaudoti. Ir žinoma, toliau šifruotų ryšių visa komunikacija keliauja iki gamintojų serverių. Žinoma, jeigu yra naudojama self-hosted licenzija, kuomet visa, sakykime, programinė įranga yra organizacijos viduje, tai pati schema veikia analogiškai, bet tiesiog viskas keliauja iki pačio centrinio duomenų centro ir tokiu pačiu šifruotų ryšių keliauja iki klientinės pusės. Tuo pačiu yra išskiriama tokia kaip funkcijų skaidrumas, function transparency dalis, kuomet, tarkim, jeigu mes teikime paslaugas ne viduje, jungiamės prie kompiuterių, kurie yra ne viduje, bet išorėje, prie, tarkim, klientų, prie ar B2C ar B2B sektoriuje, tai tuomet, kuomet mes jungiamės, mes galime sukonfigūruoti pačią programą taip, kad visų pirmiausia, prieš jungimąsi būtų paklausima, ar yra galimybė, ar jūs leidžiate administratoriui prisijungti prie jūsų įrenginio. Tuo pačiu yra, pavyzdžiui, galima pranešti apie sutikimą, kad čia jungiasi, tarkim, Baltimax pagalbos tarnyba dėl sakykime, dėl tokio atveju ir panašiai. Tai yra, galima customizuoti taip, kad pats asmuo, kuris, sakykime, laukia tos pagalbos, jis žinotų viską ir būtų informuotas dar prieš pačią sesiją, kas dėl ko ir panašiai. Ne taip, kaip čia pasakyti, mums žinomi atvejai, kuomet programinė įranga yra naudojama, tarkim, skeminti žmonės ir panašiai iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui. Tai va. Toliau, kitas punktas, kurį aš paminėjau, yra pagalba. Tai tikrai, manau, esame susidūrę situacijomis, kuomet yra tekę ieškoti informacijos įvairiausiose formuose, ieškoti atsakymo, kaip man įjungti arba panaudoti vieną arba kitą funkciją, kad aš išspręsčiau galbūt susidariusią problemą ir panašiai, arba tiesiog aš turiu bendrinių klausimų, kuriuos man reikia atsakyti. Tai, kuo mes džiaugiamės iš tiesų, bent jau dirbant su šiuo gamintoju, tai kad jie turi savo puslapį integravę live chato funkciją, kas iš principo leidžia tiesiog įrašyti savo vardą, nėra net būtina įrašyti savo elektroninio pašto ir yra galima jau po poros minučių, priklausomai aišku nuo pačių operatorių žimtumo, jau kalbėti su atstovu iš pačio gamintojo pusės ir užduoti jam klausimus susijusius su licencijavimu, su kainom, tarkim, su techniniais niuansais. Tai, pats supporto lygis yra tikrai aukštas ir, sakykime, atsakymo jau yra galima sulaukti per artimiausias 5 minutės, sakykime taip. Tai čia yra didelis tikrai privalumas, lyginant galbūt su kitais gamintojais. Kokios yra procedūros, ten gal registruoti tiketą, tuomet yra laukiama, kuomet tas tiketas bus priskiriamas kažkam, tai ir yra laukiama atsakymą. Tai ta pagalba tikrai yra labai labai sparti. Toliau mano minėtas vizualinis pritaikymas, tai yra galima pakeisti logotipus, spalvas ir panašiai. Tuo pačiu yra galima integruoti live chato funkciją, kurią aš minėjau dabar ir į savo svetainę, kuomet išoriniai vartotojai tiesiog galėtų parašyti jūsų puslapį, taip pat irgi nurodyti savo vardą, pavardę ir paštą ir užmėgsti su jumis komunikaciją dėl kažkokios tai problemos ir tai pratesti, sakykime, toliau jau telefoninių skambučių arba nuotolinės sesijos pagalba. Tai vienas iš tokių customizacijos pavyzdžių yra viena iš mūsų klientų. Tai būtent čia yra matomas puslapis, kaip galima yra personalizuoti jį, pakeisti spalvas, turėti savo individualių, sakykime, nuorodą prisijungimui prie, įrašę sesijos kodą, bet kaip minėjau, yra galima tiesiog pasidalinti nuorodą ir ta sesija vyksta automatiškai, o taip gali atrodyti ir pačio vartotojo prisijungimo langas, kuriame jis gali vesti sesijos kodą, tiek dešinėje pusėje matomas administratoriaus langas, kuriame jis
tiesiog įveda, panaudoja savo prisijungimo duomenis ir prisijungia ten tam, kad matytų ir galėtų valdyti visus išorinius kompiuterius. Ir mano minėta live chato funkcija, tai ką ji duoda, kaip ir minėjau, yra galimybė integruoti ASL pronto, tai yra tokia papildoma vertė, ji nieko papildomai nekainuoja, tiesiog yra priedas prie įsigijamos licenzijos nuotolinės prieigos programinės įrangos, kuomet mes tiesiog integruojame sprendimą į savo internetinį puslapį ir tuomet jūs galite tapti operatorium, kuris atsako į klausimus tiem žmonėm, kurie, tarkim, kreipiasi. Labai paprastas pavyzdys, kurių galiu pateikti, kuomet tai ir pasiteisino, kuomet, toks use cases, kuomet, tarkim, yra stojimai, sakykime, studentų į universitetus, į kolegijas ir kuomet, yra daug pasikartojančių tų pačių klausimų ir yra klausimų dėl stojimų, laikų, vietos ir taip toliau. Tikrai, esam susidūrę su tokiais momentais. Tai toks, sakykime, bendravimas greitai ir paprastai su paruoštais automatiniais atsakymais tikrai, išsprendžia problemas, sakykime, atsakant tiesiog žmonėm, kuomet jie kreipiasi į jūsų elektroninį puslapį per tą live chato funkciją. Ir negana to, per patį live chatą, iš live chato galima inicijuoti tiesiogiai nuotolinę sesiją, kas yra labai patogus, paprastinta, nereikia atskirai generuoti kažkokio tai kodo ir taip toliau. Taip, ir buvo užsiminta mūsų aprašyme webinaro, kad bus šioks toks palyginimas. Tai palyginimą turim, aišku, su vienu iš tokių lyderių. Tikrai, pripažinkim, su TeamVieweriu, kuris yra toks etalonas, galbūt nuotolinės prieigos programinės įrangos. Visų pirmiausia, pakalbėkime apie licenzijavimo skirtumus. Žiūrėksiu, ar nėra klausimų. Matau, yra klausimas, aš matau tik tai kameros vaizdą, ar taip turi būti. Jums reikia, aš manau, pasirinkti, ką jūs matot, ar kamerą, ar ekraną. Nes šiaip turėt ekraną, manau, rodo visiems. Jau būtų, manau, pasakę kažkas tai, kad ekranas nėra matomas. Tai galite užpininti šitą ekraną ir tikrai matysite. Gerai, o tęsiant informaciją dėl licenzijavimo skirtumų, tai kaip jau žinome, pats TeamVieweris, tarkim, turi business, premium bei corporate licenzijas. Tai priklausomai nuo pačio administratoriaus poreikių, jie renkasi licenzijas, kurios jam būtų patogiausios, primtiniausios, ar tai yra nuo valdomų įrenginių skaičiaus, nuo įrenginių skaičiaus, iš kurių yra norima prisijungti prie darbo vietų, ar reikia kažkokio tai papildomo modulio, addonso. Tai taip lyginant tiesiogiai, konkrečiai, tai irgi, tarkim, su TeamViewer business planu yra vienas administratorius, vienas naudotojas, kuris ir naudojasi tą licenciją. Toliau, TeamVieweris, tarkim, kalbant apie darbo vietų skaičių, kurias mes valdom, jis irgi yra ribotas, priklausomai nuo plano. Tarkime, jeigu jau mes esame vienas administratorius, bet mūsų vartotojų skaičius jau perkopia 200, tai tuomet jau yra reikalinga rinktis tą pačią premium licenciją. Toliau, žinoma, jeigu yra reikalingas, tarkim, mobiliųjų įrenginių valdymas, tai tokios funkcijos yra papildomas apmokestinamai. Ir iš principo, iš tiesų tą, ką jūs matote dabar, galite pasitikrinti ir patys, tiesiog nukeliauti į TeamViewerio puslapį, kuriame yra galima įsigyti, sakykime, licenciją. Ir tikrai pamatysit susidėję varneles, kad, pavyzdžiui, tam tikras funkcijas, addons yra mokami atskirai ir tas funkcionalumas yra, sakykime, esam kažkiek apriboti tiek administratorių skaičiumi, tiek valdomų darbo vietų skaičiumi ir panašiai. Ir aišku, konkurentinės sesijos, tai business plane yra galima turėti tik tai vieną konkurentinę sesiją, o jau norint daugiau, reikia rinktis premium arba corporate planą. Aišku, corporate planas jau by default gaunate 3 konkurentinės sesijas ir panašiai. Jeigu jau lygintume su ASL, tai visų pirmiausia, aišku, daug kartų kartuosiu vieną žodį neribotas, taip yra, tai iš principo. Įsigijus vieną licenciją, jūs galite
kurti neribotą kiekį administratorių paskirų. Toliau galima yra valdyti neribotą darbo vietų skaičių. Tai reiškia, tarkim, jeigu esate nors ir vienas administratorius, valdote 10 000 kompiuterių, tai yra galima daryti. Niekas, sakykime, to nedraudžia, nes pati licenzija neriboja valdomų darbo vietų skaičius iš principo. Toliau įrenginiai, iš kurių galima yra jungtis, irgi kiekis yra neribotas. Jūs galite kiekvienam kompiuterį turėti po ASL Lite agentą, tai yra administratorius aplikacija, iš kurios jūs jungiatės prie kitų darbo vietų, tai tas dalykas irgi yra neribotas. Tuo pačiu, kalbant apie mobilių įrenginių valdymą, šita funkcija jau yra įtraukta į kainą pačios licenzijos. Tai tikrai, jau, tarkim, esant poreikiai valdyti arba prisijungti karts nuo karto prie mobilių įrenginių, apie tai jau nereikia tiesiog galvoti, svarstyti apie papildomus įskiepius, adonsus, kurių reikėtų, tai jau yra tiesiog įtraukti kainą ir tiesiog veikia. Ir, aišku, konkurentinės sesijos, tai kiek konkurentinių sesijų mums reikia, tai to, sakykime, tiek jų ir yra įsigyjama, priklausomai nuo to, sakykime, koks yra tas pikas licenzijų panaudojimo. Jeigu yra, tarkim, 5 administratoriai, maksimumas užimtumo yra 2 arba 3 licencijas, tai jau vertėtų paimti 3 licencijas kaip pavyzdys. Bet, jau iš to licenzijavimo pusės, ribojimo pusės, sakykime, ką vertėtų tik atsižvelgti, norint įsigyti licenciją, tai yra tik tai konkurentinių sesijų skaičius ir viskas. Nei naudotojų skaičių, nei valdomų darbo vietų skaičių mums, sakykime, atsižvelgti jau nebereikia. Toliau pakalbėkime apie kainų skirtumus. Tikrai, manau, viena iš tokių galbūt net įdomiausių dalių. Tai yra, sakykime, finansai, piniginės išraiškos iš apskritai, kalbant apie licenzijų kainas. Tai turime tokius, sakykime, pavyzdžius sumodeliavę. Pavyzdžiui, kiek kainuotų įmoniai A, kuri turi vieną administratorių, kadangi vienas adminas yra reikalinga tik viena konkurentinė sesija, darbo vietų, valdoma yra apie gal, tarkim, 50, 150 ir panašiai, mobilių įrenginių valdymas nėra reikalingas. Tai tuomet, tarkim, kalbant apie skirtumą pačios licencijos, jis yra apie 9 procentai pačios kainos skirtumas. Tai kainą jūs matote, kainos skirtumas yra apie, sakykime, 30 keli eurai, gal šiek tiek daugiau, jo apie 30-36 eurai šitoje vietoje. Tai, sakykime, pačią didelio skirtumą šitoje vietoje nesudaro, aišku, tuo pačiu sakykime, tie 9 procentai nesudaro didelio skirtumo, dažnu atveju, galbūt klientas nėra suinteresuotas pakeisti, sakykime, sprendimo, kuomet, yra toks nežymus skirtumas, ir panašiai. Bet pažvelkime į kitus variantus, kuomet, tarkim, yra jau klientas, yra įmonė su 3 administratoriais, reikia 2 konkurentinių sesijų, darbo vietų skaičius yra jau virš 250, kuomet jau reikia naudoti TeamViewer Premium licenciją, nes business licencija iš principo jau kaip ir nebetinka. Ir mobilių įrenginių valdymas yra nereikalingas. Tai šiuo atveju, tarkim, TeamViewer Premium licencija su 2 konkurentinėm sesijom jau kainuotų 1300, ASL Online Cloud tiesiog padauginam iš 2 ir gaunam 717 eurų. Jau kainos skirtumas susidaro žymiai ženklesnis, tai yra 45 procentai skirtumas, 45 procentais pigiau nei TeamVieweris. Toliau, kitas pavyzdys, dar didesnės, sakykime, organizacijos, kuomet yra reikalingos 3 konkurentinės sesijos, tuomet jau yra žvelgiama į TeamViewer Corporate licenciją, kuri kainuoja daugiau nei apie 1700 eurų. Šiuo atveju organizacijai, tarkim, reikia dar ir mobiliųjų įrenginių valdymo. Šis papildinys, jis kainuoja apie 900 eurų, vien dėl to, kad galėtumėte jungtis prie mobilaus įrenginio. Tai bendroji sumoji licenzija metam kainuoja 2500. Tai jau, bendrai pažvelgus, yra nemaži pinigai iš tiesų. ASL Online, kadangi jau turi tokį funkcionalumą įtrauktą ir 3 konkurentinės sesijas, kaip minėjau, tiesiog kiek mums reikia, tai tą pradinę sumą padauginam iš 3 ir turim apie 1100 eurų, kas iš principo yra, žvelgiant į kainos skirtumą, gerai. Čia gal procentas, atsiprašau, yra netoks, jis turėtų būti didesnis,
Bet matot, kad skirtumas yra apie 1,5 karto šitoje vietoje, kur 2500, kur 1100 eurų. Kalbant apie to pačio, sakykime, funkcionalumo licenciją, prisijungti nuotoliui, kuomet reikia valdyti ir mobiliuos įrenginius. Tai va, ir dabar perėsim prie demonstracijos. Tai šitoje vietoje aš noriu pereiti prie taip, puslapio. Taip, turėtumėte jį matyti. Taip, sekundėlę. Ir įeiti į mūsų aplikaciją. Taip, tai kalbant apie SL Online, kaip ir minėjau, kiekvienas administratorius jis turi savo individualią paskyrą, kurią jis naudoja ir jungiasi prie nutolusių darbo vietų. Kaip ir minėjau, yra šiek tiek galima atlikti ir customizacijos, tai yra pridėti vieną antrą logotipą, pakeisti spalvas, kuris, jau, sakykime, pagal jūsų organizacijos dizainą ar šitą brandbooką, taip angliškai išsireiškus. Tai va, tai yra galima prisijungti savo individualiais prisijungimais ir čia matyti visą kompiuterių sąrašą, galima yra suskirstyti tam tikras grupės, jeigu mes aptarnaujame kitas įmonės, tuomet išsiskirstyti jas pagal įmonės, jeigu tai yra mūsų vidiniai skyriai, tai sukurti skyrius ir į juos susegmentuoti visus kompiuterius, kuriuos mes norime. Kaip ir minėjau, jeigu yra poreikis turėti vienkartinę sesiją su kokiu nors kompiuteriu, į kurį nėra įdėktas agentas, nėra mūsų ten organizacijos tinkle, bet kaip kitaip, sakykime, yra tokia išskirtinė situacija, kuomet reikia prisijungti prie kažko, tai tuomet yra galima sukurti naują sesiją ir pakviesti asmenį. Galima tą pakvietimą išsiųsti elektroniniu paštu, tiesiog įvedant elektroninio pašto adresą, arba galima tiesiog nukopijuoti nuorodą ir ją perduoti bet kokiais kanalais. Ar Google Chat, Microsoft Teams, ar tiesiog elektroniniu paštu. Galima yra perduoti tą visą informaciją ir tiesiog nusiųsti tą nuorodą, kas tuomet nutinka. Ta nuoroda yra paleidžiama ir yra iškart sugeneruojamas sesijos failas, yra matoma kas, iš kur, koks vardas pavardė, koks paštas jungiasi, sakykime, atlieka sesiją su jumis ir viskas yra parsiunčiamas failiukas, kurį mes paleidžiam ir ta sesija yra automatiškai inicijuojama. Tai reiškia, nereikia vienai ar kitai pusiai diktuoti kažkokio tai kodo, slaptažodžio, kurį reikia suvesti, galbūt perklausti iš antro, trečio karto, viskas yra labai supaprastinta. Tiesiog jūs išsiunčiat nuorodą, yra paspaudžiama ir viskas. Žinoma, pagrindinis funkcionalumas šitoje vietoje bus darbo vietų valdymas, kuriuose yra įdėktas agentas. Tai būtent čia yra galima matyti kompiuterių sąrašą, prie kurių mes galime prisijungti. Tai pačius kompiuterius, aišku, yra galima segmentuoti, kaip minėjau, į grupės, yra galima pridėti tagus, ar tai yra, pavyzdžiui, Linux, Mac, Windows kompiuteriai, kurie yra palaikomi, ką pamiršau užsiminti, tai kalbant apie operacinės sistemas. Jos galima ir ieškoti iš principo, esant poreikiai. Ir tiesiog, norint prisijungti prie darbo vietos, reikia svesti prisijungimo slaptažodį, kurį galima nustatyti ir dėgymo metu, ir tuomet galima prisijungti prie nutolusio kompiuterio. Taip, tai čia iš principo yra galima matyti ekranus, galima matyti vieną, antrą ekraną, kurį jūs, tarkime, norite matyti, valdyti ir panašiai. Taip. Ir galite tiesiog keliauti per įvairiausių tipo puslapius ir juos, sakykime, valdyti. Toliau, žinoma, yra įvairiausių tipo funkcijos, kurių, tiesiog yra, sakykime, visos funkcijos, kurių mums reikia. Tai reiškia, yra ekrano dalinimasis. Jeigu, tarkime, jūs jungiatės prie vadovo kompiuterio
pas kurį yra, tarkim, sukonfigūruota taip, kad jūs negaunat kontrolės iš karto, o reikia jos paprašyti, tai tos kontrolės jūs galite paprašyti. Iš principo, toliau yra galima, aišku, tą sesiją laikinai sustabdyti, jeigu vartotojui yra tai reikalinga, tarkim, sakykim, kad jūs nematytumėt kažko trumpam ir tuomet vėl sugrįžti į sesiją. Jeigu jums reikia kažkur pabėgti, tą sesiją yra galima perkelti, tai yra išsiųsti pakvietimą, išsiųsti nuorodą ir ją perduoti kitam operatoriui ir tiesiog ta sesija bus perimta jos nenutraukiant. Tuo pačiu yra galima pakviesti ir papildomą operatorių, tai yra kolega, kuris kartu su jumis padės išspręsti iškilusią problemą. Toliau, žinoma, yra galima naudoti ir failų menedžerį, tai yra nukopijuoti, įkelti, iškelti tam tikrus failus, galima yra matyti logus, kas kokią direktoriją peržiūrėjo, kokį failą iškopijavo ir panašiai, viskas yra registruojama. Toliau yra galima siūsti failus, juos gauti ir matyti visus tokio tipo failų perdavimus. Negana to, egzistuoja ir chato funkcija, kuri, žinoma, laikinai yra išjungta, kadangi mes naudojame agentą, bet ją yra galima įjungti ir komunikuoti su prie darbo vietos esančiu vartotoju, esant poreikiai. Tuomet, kaip ir matėte, yra galima valdyti ekraną, kurį norite stebėti, pirmą, antrą, abu du ekranus, arba galima yra išdėlioti ekranų matymą pagal savo poreikius, tai yra pirmąjį monitorių kelti į savo pirmojo monitoriaus vietą, antrąjį į antrojo ir taip pasidaryti tokį patį, sakykime, setupą, tokį patį išdėstymą, kaip ir tiesiog pas darbo vietos savininką. Toliau, jeigu netyčia kontrolės neturit, yra galimybė vartotojui nupiešti, kur spausti, tarkim, paspauskite čia, arba yra galima naudoti tokią kaip rodiklėlę, kuri tiesiog vartotojui parodys, kur jam reikia tuo metu spausti. Kaip ir minėjau, čia, tarkim, ir galbūt galima naudoti tokiais atvejais, kuomet neturite kontrolės, bet vis tiek reikia kažkaip perduoti informaciją, kur tam vartotojui reikia spausti. Tai va, tai tos visos funkcijos egzistuoja. Toliau, žinoma, egzistuoja ir tam tikros papildomos funkcijos, kuomet jūs galite pasirinkti, kurią klaviatūrą naudosit, ar nuotolinę, ar savo klaviatūrą. Toliau, žinoma, Ctrl Alt Delete, Windows L, Windows R komandos, kurias reikia paleisti iš nutolusiame kompiuterį, prie kurio jūs esate prisijungę ir panašiai. Tuo pačiu yra galima matyti ir sistemos informaciją, tarkim, RAMus, CPU, storage, pačią, sakykime, kompiuterio baterijos informaciją, tinklo apkrovą, ar yra kažkas dabar, kadangi mes atliekame webinarą, tai išsiuntimo greitis yra šiek tiek padidėjęs, bet, tai va, tai yra galima susirinkti visą informaciją, tiesiog matyti net nereikia, sakykime, papildomai kažkur keliauti, spausti, kad visą tą informaciją pasiekti. Toliau, įdiegus agentą automatiškai yra jungiamas administravimo režimas, kuris leidžia, pavyzdžiui, perkrauti įrenginį ir po perkrovimo ta sesija bus automatiškai pratęsiama arba tai atlikti priverstinai. Tuomet esant, sakykime, poreikiai galima yra parašyti, kad sesijos metu mes girdėtume garsą iš nutolusios darbo vietos. Galima naudoti Quick Launch funkciją, kuri irgi greitai mums leis prieiti į Control panelę, Command Prompt langą ir Registry, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tuo pačiu turime ir Black Screen, tai yra juodojo ekrano funkcija, kuri, tarkime, užtamsins ekraną, būtent tam vartotojui, jis nieko nematys, tik matys užrašą, kad šiuo metu prie jūsų darbo vietos dirba administratorius ir kuomet vartotojas paspaus kokį nors mygtuką, turėsite 10 sekundžių timerį, tiksliau bus informuoti apie tai, kad darbuotojas grįžo prie darbo vietos ir galėsite, tarkim, išjungti vieną kitą langą, kurio galbūt vartotojas negali matyti, arba tiesiog būsite informuoti apie tai. Tuo pačiu, jeigu, tarkime, sukūrėte paskyrą
jums aptarnaujančiai įmoniai ir leidžiate jai, tarkim, prisijungti prie vieno iš serverių ar panašiai, reikia ten atlikti tam tikrus veiksmus, tai jūs galite įjungti ir sesijos įrašymą, kad jūs tiesiog galėtumėte po kiek laiko patikrinti, kas ten buvo atlikta ir panašiai. Tai yra galima tiesiog įjungti sesijos įrašymą, jie yra pradedama atlikti ir kuomet įrašymas yra nebereikalingas, tarkime, jį galima yra išjungti ir ASL turi integruotą playerį, kuris iš principo leidžia mum automatiškai, tarkime, apsikarpyti reikiamas vietas ir tiesiog eksportuoti jau paruoštą failą, kurį būtų galima pastalpinti į Google Drive, į SharePoint, kaip mokomąją medžiagą ar bet kokiais kitais tikslais. Ir kiti nustatymai, tai yra galima visiškai redaguoti, kokia visgi bus mūsų sesijos kokybė, ar ji bus pilnos kokybės, pats vaizdas, kurį mes matome, ar vis dėlto, jeigu, tarkime, dirbame iš kokios tai sodybos ar kitos vietos, kurioje galbūt nėra pats geriausias interneto ryšys ir kad mūsų, sakykime, greitis, kokybė, darbo responsas būtų kuo geresnis, tai galima irgi labiau nukreipti į tai greičio pusę arba pasirinkti jau būtent kokios spalvos, kokios kokybės raiška bus perdodama sesijos metu ir taip tiesiog sakykime, bus naudojama mažiau tinklo resursų. Tai va. Ir yra galima irgi pasirinkti, kur pavyzdžiui mūsų įrankių juosta bus, kurioje pusėje, tai personalizuoti šiek tiek pagal save patį išdėstymą. Ir aišku, kai jau baigėme darbus, yra galima baigti sesiją, esant poreikiu galima iš karto ir kompiuterį užrakinti, kad nepaliktume jo atrakinto, jeigu darbuotojų, tarkim, nėra darbo vietoje, ir atsijungti nuo sesijos. Tai va, aš pažiūrėsiu dabar, ar yra kilusi kokių nors klausimų. Tai klausimų kaip ir nėra. Jeigu yra klausimų, žinoma, galite juos užduoti, pasitengsiu juos atsakyti. Ir taip, žvelgiant, pavyzdžiui, pačias kainas, pačio sprendimo, tai manau, skaidrėse galbūt užfiksavot, kad standartinė licenzijos, klaudinės licenzijos kaina, kuri pati populiariausia, yra 358 eurai ir žinoma, čia galite susipažinti ir su visomis funkcijomis, kurios yra suteikiamas. Kaip minėjau, tarkim, valdomų kompiuterių skaičius yra neribotas, administratorių skaičius yra neribotas, įrenginių, prie kurių mes galime jungti skaičius taip pat yra neribotas. Kuo mes tik tai esame pribojami, tai yra tik tai konkurentinių sesijų skaičius, kiek mums reikia vienu metu tų aktyvių sesijų, kad nebūtų to, sakykime, organizacijų butelio kaklelio, kuomet kažkuris iš administratorių negali naudotis licenziją. Ir toliau turime, aišku, visas kitas funkcijas, kurios yra galimos naudoti, naudojant su kiekviena, tarkim, licenziją. Ir mano minėta live chat funkcija, galima tiesiog paspausti live chat, suvesti savo vardą ir iškart sukontaktuoti su gamintoju arba su mumis net, kadangi mes esame atstovai, tai jeigu netyčia, sakykime, mes būsim užimti, tai gamintojas tikrai, sakykime, perims pokalbį ir pakonsultuos iškilusiais klausimais. Taip, ir iš demonstracijos buvo tiek ir galime perėti prie klausimų skilties, kadangi dar turime keletą minučių, tai galime skirti laiko tam. Tai jeigu turite klausimų, būtinai juos užduokit. Aišku, jeigu yra noras kontaktuoti atskirai, tai galite siekti per viktoras@baltimax.com ir tiesiog, sakykime, bus galima pratęsti pokalbį jau elektroniniu paštu, telefono skambučiu ar padaryti atskirą sesiją ir atsakyti jums kilusius klausimus dėl ASL online sprendimų. Tai va, kaip ir minėjau, dar yra galima skirti keletą minučių tam. Jeigu tik kyla kokių nors klausimų, pasitengsiu juos atsakyti.
Taip, tai kiek matau, klausimų nekyla. Tai šiuo atveju padėkosiu jums visiems už skirtą laiką. Ačiū, kad sudalyvavot. Tikiuosi žinojot naujos informacijos apie šį sprendimą. Pamatėt, kaip tai koreliuoja su kitų labai gerai žinomų rinkui sprendimu ir tiesiog. Tai ačiū Jums už Jūsų laiką, už dėmesį ir tikiuosi susitiksim kitose mūsų organizacijos rengimuose webinaruose. Tai ačiū ir iki greito.